Nu, užsikūrė, bet biški dūmina dar, rupūžiokas. Dūmina. Gerai, ką reikia pajungti webastą. Iš karto jungiam planšetę. O, na jau reikia eit basam. Naktį palijo. Musė dar, iš kur čia musė? Taip. Webastą jungiam iš karto. Gerai, aš tavo biškį pašilsiu. Gerai, kiek čia užstatam? Šilta, kad būtų 25. Ant gaziuko ir važiuojam. Gerai, paklibinsiu balioną. Tai ką, dabar taip, papusryčiaujam. Kursas į Alezundą, dar praplauksim pro mokslininkus, pasižiūrėsim. Nu ir ką, ir viskas. Kylam toliau aukštyn, akumuliatorius iš karto. Buvo 12,7, dabar 13,4. Jūrlapiai paruošti, nes šiandien turėsim tokį labai praplaukimą įdomų. Taip, kaip rodžiau, mes esam čia, o plauksim va štai čia, vat, kur yra vėpliai. Svyruota 10 valandų. Gaminami pusryčiai, sumuštinukai bus, su dešrytė ir dabar taip, čia bus košytė verdama. Dega, viskas gerai, kažkaip tai dujos silpnokai. Šiek tiek, bet nieko. Į pabaigą dujos, bet turim dar 2 balionus pilnus. Pasijungiam Starlinką, pasižiūrėti šios dienos orams. Taip įsinešam savo. Tuoj. Ir tuoj turėsim, man atrodo, internetą mes. Pasižiūrėkim, ką čia rodo appsas. Appsas rodo Searching for Satellites. Ir turėtume ilgai neužtrukti ir turėti internetą. Įprastai virš polių nėra tiek daug palydovų. Tai užtrunka vieną kartą ilgiau, kitą kartą trumpiau, iki 10 minučių būna kartais, labai greitai pagauna. Tai va, viską pasitikrinsim, kad būtų toks ramesnis plaukimas šiek tiek. Į vakarinį galą tenai, vat kur jūs matot, ten iškišulys tenai, ten mus išsilaipins ir toliau viena komanda eis į lagūną, dirbs iš valties, o kita komanda dirbs čia, vakarinėje dalyje. Sausumoj. Mes apsitvarkom ir gyminsim, tai prasuksim pro jūs, tokį lanką padarysim ir varysim dabar link iškišulio. Kulvalrusai mes turim šiandien praplaukti, kol dar geras oras, tokį sėklių 3 jūrmilių. Tai būt geriausia geresnių orų. Tai kol dar neužputė, tai kaip sakant, ir netrukdysim ne jūsų, kaip sakant, tai vat. Aišku, supratau. Nu, mes dar išsilaipinsim maždaug valandą pusantros ir paskui mes būsim čia ant krantą. Jeigu pamatysim, tai jūs nufilmuosim netgi. Jeigu ne, tai ne tada jau. Gerai, laimingo kelio jums. Kęstučiai, ola. Gerai, viskas, Sergejau, ką? Jeigu ką pasisuksim ar pasirašysim, viskas jums gerų darbių ir saugos kelionės taip pat. Iki. Viso gero, bye. Nu va, pašnekėjom su Sergejum. Važiuoja į darbus, viską ir mes važiuojam. Dabar dar nevažiuok. Ką, bandysim sutraukti inkariuką. Vėplys, matei? Vėplys po dešinę.
Kaip gylio? Gerai. Kur? Vėplys? Puiku. Viskas techniškai. Nu, užtrunka, aišku, laiko. Miškučiuką. Nu, visiškai. Išskleidžiau burės, 2 rifai, nes žada iki 30 mazgų vietom. Tai plaukiam dabar iki Vėplių. Ir genai išsiskleidėm iki Vėplių apie 15 jūrmilių. Tai kokios 3-4 valandos plaukimo. Bangelės pareina iš vandenyno, šiokios tokios. Bet kol kas gera, miela, malonu plaukti. Mūsų tikslas dabar yra... Ai, net nesimato. Va, ten va. Tiesiai. Kol ta sala, va, kur matosi tokia. Va ten va. Išjungiu variklį. Taip gerai. Taip fainai iš tikro. Toksai dabar pučia 7-8 mazgučiai. Judam 3-4 mazgais. Bet iš karto daug fainiau. Aišku, parifavęs, nes ten vat biški nusimato tokia velneva nuo pusėje. Aišku, čia už salos gal labiau. Sala kalnai apsaugo nuo viso šito. Bet mes niekur neskubam savo. Mėgaujamės plaukimu, poliarinė diena. Mes palei šitus visus kalnus plaukiam į Ny-Alezundą. Artėjom prie Polė Pinten. Vadinasi, čia paplūdimy gali būti jūros vėplių. Norime juos pasižiūrėti, bet kol kas tai nieko nematau. Tik tai kalną, raudona boja tokia, pakūręs varikliuką, kad būtų vebasta, kad būtų šilta laivelį. Na, vėjo daug nėra, kol kas nėra. Žadėjo nuo 11 iki 2, tai taip kaip čia pasakius. Bet viskas liuks. Užtenka tų 10 mazgų. Tikrai užtenka. Yra 4 valrusai viso. 4 vėpliai guli, matau, prie tų raudonų 2. Tai dabar turėsim perplaukti labai seklę vietą už kokią 15 jūrmilių. Nu, valrusai guli, tikrai guli. Vėjas taip į nugarą pučia, tai... Ai, užsidarėm kajutės duris. Per langą viską matom, ką reikia matyti. Kad nebūtų liūdna, kepam vištą. O, viskas jau, viso, baigės dujos. Ai, ne, yra labai lėtai dega, bet skrunda, po biškį skrunda. Gerai. Po biškį skrunda, šiaip tai esam va taip užsidarę. Išlendam tik tai. Išlendam, apsižiūrim, niekas niekur, nieko. Iš priekio laivų nėra. Va taip, va ir kol kas plaukiam. 15 jūrmilių. Iki kol sėklius prasidės. Kol elektra maitinamas vairuotojas vairuoja, 20 minutėlių galima pasidėti šiltai kajutėj ir pagerti arbatėlės. Iš termusiukų. Nes kepa višta ir jau dujos prie pabaigos, tai jeigu pradėsim dar virt kavą arbatą, tai neiškeps ta višta. Tai va, tai taip savo gulim ant elnių kailių. Pasidarysim toj kažkokių užkandukų, dar arbatėlės, įsipilsim, taip šiltai savo ir sėdim, lauke 10 laipsnių, biški atvėso, biški palinoja, burė pagrindinė iškelta, vėjas kaip tik mum į nugarą, tai net uždariau net duris, visai pilnai, išlipu kas 20 minučių pasižiūrėti. Na, ir taip va, ant gultelio savo guliu kol kas.
pučia netoli 20 mazgiukų. Į nugarą pučia. Įsiskleidę. Būrė. Vieną reifuką pakankamai. Gerai, judam. Judam ten į Lietuvą. Ištytė iškepė, kol plaukiam čia. Visai neblogai. Už geros valandos turėsim tokią sudėtingą perplaukimą. Gero oro jisai nėra sudėtingas, bet dabar oras toks, kad viskas laksto. Viskas laksto. Viskas laksto ir esmė, kad pučia mum į galą apie 15, 16 iki 20 mazgų. Esmė kokia yra? Čia yra tokia linija, kurios reikia laikytis, kad gražiai perplaukti šitą sėklių. Čia yra 25 metrai, paskui eina 7,5, 6,9, 6,3, 3,9, 4,6, taip toliau ir panašiai. Kur pliusiukas yra uolos 4 metrai gilyje. Oi, tai va, tai dabar nežinau, kaip čia pavyks visą šitą padaryti. Pučia vėjas taip neblogai į nugarą. Nežinau, kaip pavyks man perplaukti šitą vietą, labai nesinori ant tolų užplaukti. Tai pažiūrėjau visos radio distreso mygtukus, pirba toj paruošiu survival suitus, vienu žodžiu, plaustas, bet, sako, nemini, kad ten prie didesnio vėjo ir dar kažką tai, bet aiškina, kada yra ledas, kada eina ledo lytis ir trukdo naviguoti būtent šitoje vietoje. Bet kai pučia iš vėjo ir jeigu gali būti srovės priešinės, viską, nežinau kaip čia. Nežinai, ko gali tikėtis. Gylis 2,6 aplinkui uolos. Jeigu pradės semti laivą, negalima iš laivo šokti jokių būdų, nes jis tave saugo kaip keidžas toksai. O čia jeigu pradėtų semti, tekti palikti laivą, tai geriau būti pasiruošus. Aš tave įkišiu jį gerai paskui, kai plauksim per siekti. Uždėsi vieną. 8 metrai. Žinokit, net karšta. Ne tos bangos, čia būtų viskas ok. Dabar taip nešioja, kad man sunku išlaikyti ant kelio. Vairuoju aš, ne autopilotas. 2,4 mazgo. 5,9, 6 metrai. Vėjas 16 į nugarą, tai dar mūsų greitis 5,20. Ten matau vienas laivas lyg perplaukė. Man atrodo praplaukėm, nors dar rodo 10 metrų, bet jau tas pavojingas ruožas toksai jau. Įskleidžiau burę. Labai nedėlė tokia. Labai jos nedaug. Kraščiuką. Ir mes turim labai neblogą greitį, 4,9, 5,6 turėjom. Viskas neblogai. Čia praėjom visus šitus reikalus, peklon. Į nugarą 20 pučia, tai dar mūsų greitis, tai vienu žodžiu, virš 20. Nu ką, reikia į kajutę dabar jau. Arbatos karštos, kažką užkas trupučiuką. Labai gerai, nedidelė burė, dirba super. Nuo bangavimo kajutėj viskas, šitai belia kaip atrodo. Jūrlapis irgi kažkur iškritęs. Živilė irgi iškritus, gelbėjimo kostiumai paruošti, liemenės, viskas, vienu žodžiu. Gerai, dabar su maža burike Jelę Zundą varom tiesiai. Dar mums liko nuplaukti 22 jūrmylę šiandieną, bet oras geras, vėjas dabar į nugarą, kad tik sėklių nebūtų, tai toks vėjas gali pastoviai laikytis. Super neša, nereik net variklio. Variklį laikau tam, kad lebasta šiltų, kad biški jaukiau būtų. Kad Živilė nešaltų. Tiesiog ateini, susišylį, vėl į kajutę išlipi į kokpitą. Turi apie viską pagalvoti, apie saugumą. Paruošiau išgyvenimo kostiumus. Tuoj plaustą, epirba, palidovinį telefoną, raciją, šitą, delormą. Palidovinis telefonas, šiandieną pasiskambinu, norėjau pasiskambinti, pasiklausti, norėjau per raciją išsikviesti laivą, kuris ką tik praplaukė. Ar saugu? Čia niekur neminima šituose giduose. Niekur neminima yra, kad kažkaip tai nebūtų galima. Čia ledo reikėtų vengti dar panašiai, vienu žodžiu. Viskas, į sveikatą visiems. Čia paplaukiojom per seklumas įvairiausias.
Vėjas apsiramino dabar 11, taip 8-11 mazgų, apie 20 jūrmilių iki Alezundo. Ir viskas, kol kas palieku būrę, matau visi laivus sutinku grįžtant iš šiaurės. Jie greičiausiai nuveža ten turistus, jie pabūna, grįžta, apsisuka atgal, tai visi prieš vėją, be būrių varė. O mes dar laikom Genuje. 8:30 vakaro artėjame prie Alezundo. Alezundas štai vat ten vat, prašau. Ir suksime dešinėn, kur tas vat iškišulys yra. Nu ką, gerai, pučia visai. Išskleidžiau būrę, 12 mazgų, Bukubai 9, 5-3 mazgo. Keliaujam savo po biškučiuką, oras šiek tiek pasitaisė, tokių didelių bangų jau nėra. Judam į priekį, už kokios 1,5 valandos švartuosimės kažkur tai. Nuleisim inkarą, o priekyje dar matau kažkokį laivą. Pabandysiu jums pritraukti, kaip čia reikia gero objektyvo. To per žiūronus patikrinsiu. Ir gerų, aišku, žiūronų. Vėsokai vakarą. Kiek turim temperatūros? Pažiūrėkime. Temperatūros 8 laipsniai. 8 laipsniai. Nieko, už tai kajutėj šilta. Gera, šilta, nusileidi, šilta, smagu. Svarbu, vėjas būtų pastovus, vienos krypties, nereikėtų čia su būrėm daug žaist, kaip šiandien, kad reikėjo. Ir kitas dienas, bet šiaip tai super, man patinka. O labiausiai tai patinka Živilei, toks keliavimo būdas. Geriau nei Turkijos, nei Ispanijos, o čia tai atostogos. Klausykit, kaip jums grožis. Vėjuko tik 4 mazgiukai. Tyku. Gražiai atrodo. Kalnai tokie šakės. Nei medelio, nei krūmelio. Nieko. Įsivaizduojat? O, viskas jau. Jau būrę reikia susukti. Vėjuko viskas. Zerau. O ten štai jau plaukiantis ledynai. O ten kas vyksta. Ir ten, nu, rytoj bus kas veikti, jau matau. Bet čia koksai grožis. Aš tai negaliu atsigrožėti. Su žiūronu ieškau meškų krante. Nu, tikrai prastas žiūronas. Neblogas, negaliu sakyti, bet esu žiūrėjęs per tokius, nu, tikrai labai gerai ryškiai matosi, viskas tokie dideli, nu, čia tai toks vargas biškučiuka. Taip, į tokią kelionę tik tai gerą žiūroną reikia pasimti, nu, vienareikšmiškai žinokit, čia prašau jau šiek tiek, na, bet nieko. Džiaugiuosi tą, ką turiu. Kol kas užtenka, bet norėčiau aiškesnio vaizdo. Iki Alezundo 2,5 jūrmilės. Vadinasi, už 30 minučių bandysim švartuotis. Matau, 2 stiebus tai tikrai. Dėl 3 abejoju. Ten jie turi tokį uostelį. Nu, viską pamatysim vienu žodžiu. O, dingo ruonis. O, varo. Gražuolis. Čia kaip kokiam kosmose lėkštės. Na ir čia Alezundas jau praktiškai atplaukiam. Gerulis. Jau prasideda. Beveik atplaukėm juostą, bet vandeniukas gražumo, tai pažiūrėkit. Aišku, kadangi viskas teka iš kalnų, maišosi su jūros vandeniu, taip ir gaunasi. Na ir kur mums čia įsišvartuo dabar? Krantinė kaip ir visa laisva. Tos 2 jachtas mes pabandysim užsukti vidų, kad jeigu atsirastų kažkoks tai vėjas, kad nepradėtų mus supt ir spaust prie krantinės.
čia va būt gerai užsukti iš karto. Reikia šonų prie kokio, va prie to va laivo prašyti. Va prie jų šonuko bus čia labai gerai. Priekį Živilę. Prisišvartavom prieš tai tokios jachtos. Visos metalinės didelės. O ten Lenkų laivas Biuraino, kur matėm. O dabar ką? Eisim vakarieniaut. Ką Živilė taisai valgyti? Nu dabar bus ryžiai. O, višta, ryžiai. Tai bandysim kažką pasidaryti šašlykus panašu. Na gerai, viskas tvarkoja, man tinka. Ir eisim trupučiuką pavaikščiot, nors dabar yra be 10:11. Nu nieko, pavaikščiosim, praseisim biškučiuką ir eisim miegoti. Tai ką, visiems labą naktį.